Labadiena, šitoj daly mes panagrinėsim keletą pavyzdžių, kur naudojama vadinamoji sekvencinė logika. Tai yra logika, kuri priklauso nuo laiko. Tam, kad įrenginys priklausytų nuo laiko, turi būti vadinamasis taktinių impulsų generatorius. Štai čia jis pas mus įdėtas į šitą konkrečią schemą. Mes tiesiog panagrinėsim šiandien jau gatavas schemas, kad greičiau viskas būtų, nes jau mokam kurti schemas. Pats generatorius yra štai čia, jis angliškai vadinasi clock šitoj vietoje. Ir čia tiesiog jis pajungtas prie dviejų šviesos diodų ir vienos išvesties. Jeigu aš paimsiu šiuo atveju pirštą taip ir bandysiu keisti štai čia reikšmės, tai matom, kai aš paspaudžiu, įtampa tampa aukštoji ir aš čia matau vienetą. Jeigu dar kartą paspaudžiu laikroduką, jį vadinsim laikroduku, tai tada gaunam nulį. Štai čia labai paprastas principas. Taip, o formaliai moksliškai vadinasi taktinių impulsų generatorius. Labai dažnai būna poreikis taktinių impulsų generatorių leisti automatiškai tam tikram laikui. Tai vietoj to, kad spaudeliuoti už tai šitą device'ą, taip, mes galim jį tiesiog paleisti naudodami Ctrl+K. Dabar, kaip matoma, impulsai eina automatiškai ir ką mes čia matom, kai aukšto įtampa, tai čia mes matom vienetą, matom degantį raudoną vieną diodą, kitą užgesusi diodą. Taip pat užgesęs ir degantis diodai keičia savo būseną sinchroniškai. Čia todėl, kad jeigu turim aukštą įtampą, perdodam ją per inverterį, per neigimo geitą mes gaunam iš vieneto nulį ir atvirkščiai. Štai čia va šitoje vietoje. Dabar pats simuliavimas gali būti keičiamas, o štai čia jo greitis yra 1 Hz, tai reiškia, kad mūsų taktinių impulsų generatorius praeina vieną periodą, tai yra žemąją ir aukštąją įtampą per 1 sekundę. Ir štai čia būtų tiek. Iš esmės, iš šito filmuko toliau mes pabandysim pasižiūrėti keletą kitų pavyzdžių iš nagrinėjamos tos sekvencinės logikos. Tai šitą mes tada paimam ir uždarom, taip, šitą mes galim uždaryti, paleisti dar kartą Java logisimą ir atidaryti kitą, taip, šiuo atveju antrą pavyzdį. Antras pavyzdys skirtas D trigeriui, tai čia vienas iš paprasčiausių atminties įrenginių, šiuo atveju 1 bito. Čia mes keletą matom inputų, keletą įėjimo. Prie centrinio šito įėjimo mes prijungę esam piną, kuris sako, ar mūsų D triggeris yra įjungtas ar išjungtas. Jeigu nulis išjungtas, ir tai byloja apie tai, kad mes negalim į jį rašyti jokios informacijos. Toliau pati informacija ateina čia iš šito inputo ir taip pat turi būti, kaip ir visi atminties device'ai, taip pat jame turi būti įėjimas taktinių impulsų generatorių. Tai čia va šitas va trikampį. Nu ir dar galima
pridėti vieną piną, kuris nustato atitinkamai reikšmę iš karto nulį, arba įstato vienetą, nepriklausomai nuo to, koks praėjo pas mus kažkoks tai impulsas ar nepraėjo, taip, ir kokia reikšmė yra prie šito inputo, bet dažniausiai mes naudosim būtent šitą schemą, kurį pavaizduota tiesiog čia šitam paveikslėlį. Kągi, pabandom šiek tiek paleisti mūsų taktinių impulsų generatorių, už tai čia dabar kažkas keičiasi, taip, bent jau pačiam generatoriui, bet mes nieko nematom, kad keistusi pačiam triggerį. Jeigu čia aš įrašysiu vienetą, irgi matom nesikeičia. O dabar jeigu aš čia parašysiu vienetą šitoj vietoj, tai matom, kad po antro mano paspaudimo pas mus triggeris pakeitė reikšmę iš buvusio nulio į vienetą, taip, ir mes matome čia išvedimą vienetą, taip, čia pagrindinis išvedimas, o čia dar yra invertuotas išvedimas nulis. Jeigu aš čia parašysiu nulį ir vėl praleisiu vieną taktą, tai matysiu, kad čia yra šitas nulis. Dabar, kodėl čia reikia spausti dažniausiai 2 kartus? Todėl, kad D triggeris keičia savo būseną, tai yra nuskaito įėjimą, tik tai esant tam tikrai įtampos būsenai. Tai viena tokia standartinė įtampos būsena vadinasi rising edge, tai kai pas mus būsena keičiasi iš žemos įtampos į aukštą įtampą, o kai atvirkščiai, kai iš aukštosios į žemą, tada jis nesikeičia, taip. Ir čia, jeigu aš dabar įrašysiu vienetą, pas mus yra aukštoji įtampa, čia reiškia matosi. Vieną kartą paspaudus, čia nieko neatsitiko, o dabar jeigu aš dar kartą paspausiu, čia jau matom vienetą, čia buvo kaip tik ta situacija rising edge, taip. Pas mus buvo kylanti įtampa. Vietoj rising edge galima nustatyti falling edge ir dar gali būti nustatyta situacija, kai tiesiog turi būti high level, o kai keičiasi reikšmė, arba low level. Mes dažniausiai šitą rising edge naudosim. Štai čia būtų tiek apie D triggerį. Kitą dalį mes jau dar prieš kitą dalį apibendrinant, kam reikalingas D triggeris, tai tiesiog įrenginys, kuris leidžia išsaugoti vieną bitą informacijos. D triggerius galima komponuoti lygiagrečiai arba nuosekliai ir tada jie leis mums išsaugoti didesnį kiekį informacijos. Mes gale šitos dalies pamatysim, kaip šitą galima būtų padaryti. Kągi, ačiū už dėmesį. Dabar bandom atidaryti trečią mūsų pavyzdį. Čia būtų registras. Taip, aš antrą pavyzdį tada uždarysiu, kad mums netrukdytų. Registras yra atminties laukelis, kuris leidžia saugoti visą rinkinį bitų. Konkrečiai tai, kaip pas mus čia nupiešta ir sukonstruota, čia būtų 4 bitai. Pats jis randasi štai šituoje vietoje, čia ten kur memory ir register matome čia, jį galima surasti. Ir mes galim irgi esant tam tikrai sąlygai įrašinėti registrą tam tikrą reikšmę, galim išvalyti reikšmę registrę ir viskas tai priklauso nuo to, kaip pas mus veikia taktinių impulsų generatorius. Tiesa, išvalymas jis sinchroniškas, taip, mums nereikia taktinių impulsų generatorių, o tam, kad nuskaityti reikšmę, čia tikrai reikalingas taktinių impulsų generatorius. Dabar pabandom pažiūrėti veikimą mūsų registro, tarkim, aš čia parašysiu šitą, taip, čia 110 yra 6,
Jeigu aš pabandysiu prasukinėti taktinio impulsų generatoriaus reikšmes, tai matom, kad pas mus reikšmė registre nesikeičia, nes čia yra outputas taip. Savaime aišku, kad čia mums reikia paspausti už tai čia valdymą ir čia nustatyti vienetuką, tada registras bus įgalintas priimti reikšmes, kurios yra ateinančios iš kairės, šiuo atveju viena reikšmė 110. Jeigu aš dabar paspausiu, iš karto pas mus įvyko įrašymas to šešetą ir mes matom tą šešetą. Jeigu dabar paspausiu čia vienetuką, išvalysiu ir jeigu laikysiu šitą vienetuką ir keisiu čia reikšmės, tai tas išvalymo bitas visą laiką sinchroniškai nustato 0. Tai jeigu ir naudoja šitą piną, tai tik tai tam, kad per tam tikrą laikotarpį jį išvalyti, taip, per vieną taktą praktiškai, praleisti vieną taktą ir išsivalyti. O dabar jeigu aš paspausiu dar kartą, čia turėtų rašyti 7, vieną kartą paspaudžiau, nepraėjo, o dar kartą paspaudžiau, jau praėjo. Taigi vis tiek čia jau pilną periodą pareikalavo mūsų taktinio impulso generatorius. Ir šiuo atveju vėlgi, kada jis keičia reikšmes, jis keičia reikšmes, kai pas mus yra rising edge situacija. Kitaip sakant, kai pas mus yra pradžioje žemoji įtampa ir mes perinam į aukštą. Taip. Jeigu dabar čia parašyčiau 15, dabar mes turim aukštą įtampą, ir jeigu spaudžiu bus žemoji įtampa ir dar reikšmė nepasikeitė, o dabar jau paspaudus jį pasikeis. Taigi panašiai kaip ir D triggeris, registras keičia savo reikšmes tik tada, jeigu nustatytas įrašymo į jį režimas, tai va šiuo atveju valdymas vienetas, taip, arba jis kitaip sakant, jis yra atrakintas. Ir antrai išvada, kad jis suveikia tik tai tada, kai turim šiuo atveju rising edge situaciją, kai įtampa kyla iš žemos į aukštą įtampą. Taip, be abejo galima pakeisti pakeitimo būsenos režimą ir nustatyti kažkokią kitą, panašiai kaip aš tai aiškinau prie D triggerio. Kitoje dalyje mes panagrinėsim, kaip veikia skaitliukas. Taip, laba diena dar kartą. Dabar panagrinėsim dar vieną atminties įrenginį, kuris vadinasi skaitliuku. Jis čia pas mus pavaizduotas, jį galima rasti štai šitoje vietoje, jis vadinasi angliškai counter. Ir jo esmė yra labai paprasta, mes naudodami taktinių impulsų generatorių galim generuoti paprastą aritmetinę progresiją nuo tam tikros reikšmės, dažniausiai nuo 0, iki tam tikros maksimalios reikšmės. Irgi čia galima nustatyti kelių, jis yra bitų, o konkrečiai šiuo atveju jis yra 4 bitų mūsų paveikslėlį. Paskui maksimalioji reikšmė yra F. Ir paskui, ką jis daro, kai sutinka maksimalią reikšmę. Taip, šiuo atveju dažniausiai naudojamas nustatymas, kai pasiekime maksimalioje reikšmė, vėl pradeda skaičiuoti nuo 0. Taip, dabar kokie inputai dar galimi. Galima sinchroniškai, kaip ir kiekvieną registrą, jį išvalyti, o štai čia šitas pinas pas mane nepajungtas. Toliau čia du šitie pinai po vieną bitą leidžia nustatyti, kaip skaitliukas keičia būseną, didinant arba mažinant pačią reikšmę. Taip galima padaryti, kad jis
tam tikros reikšmės eitų žemyn, tai pavyzdžiui 15, 14 ir taip toliau. Nu ir dar galima įrašyti, esant šitiems tam tikrai kombinacijai šitų dviejų bitų pradinę reikšmę, taip, kurį už tai čia matoma. Gerai, dabar bandom mes šiek tiek pasukinėti mūsų skaitliuką. Mes čia turim išvedimą į paprastą į paprastą mums matytą outputą ir taip pat į skaitmeninį segmentinį indikatorių šitoje vietoje. Pabandom keisti impulsus, čia nieko nesikeičia, tai savaime aišku nesikeičia, nes mums reikia jį kažkaip įgalinti. Jeigu aš dabar parašysiu šitoj vietoj vienetą, taip ir čia nedėvo galima prieiti. Jeigu vienetas, tai pas mus čia prasidės skaitliuko veikimas. Ir konkrečiai šiuo atveju pas mus skaitliuko veikimas bus teigiamas, ta prasme mes čia keičiam taktus ir pas mus po truputį auga reikšmė, o 6, jau 7 prasidėjo iki nuo 0, taip 8, 9 jau A, taip, toliau B, toliau C, D, E, ir F, taip, o matom čia mūsų ir vėl 0 tapo. Mūsų indikatorius leidžia parodyti bet kurį 16 skaitmenį. Dabar jeigu aš čia paspausiu irgi dar kartą vienetą ir paleisiu taktinius impulsus, tai čia matom pas mus mažėja reikšmė, taip, atvirkščiai nuo maksimalios iki 0, o štai čia eina. Na ir toliau, jeigu įrašyti, jeigu paspausti čia 0 ir paspausti taktinį impulsų generatorių, tai mes matom, kad pas mus įsirašė už tai čia E reikšmė, tai yra ta, kuri čia yra inpute, taip, įsirašė ir jis stovi, niekur nedingsta, tam, kad mes toliau paleistume kažkokį tai, paleistume pokyčius skaitliuke, mes turim čia įjungti vienetą, taip, ir dabar buvo E, taps F ir paskui vėl 0. Kitaip sakant, šitas įvedimas leidžia nustatyti pradinę reikšmę, taip, tik tai reikia neužmiršti, kad jai nustatyti būtinai čia turi būti prie šito pino 0, o paskui tam, kad pradėtų keistis reikšmę, čia reikia padaryti iš karto vienetą, taip, tik tada kažkas tai gausis pas mus. Gerai, dabar tiek apie skaitliuką, nu toliau mes bandom atidaryti kitą pavyzdį, 5 praleidžiam, ten nepilnas pavyzdys, čia paimkim 6 pavyzdį, šiuo atveju pas mus, taip, 4 jiems leidus aš uždarysiu, taip, kas yra 6 pavyzdį, šiek tiek sumažinam. 6 pavyzdį pas mus yra vienas iš pavyzdžių atminties realios skaitimo rašymo atminties RAM, taip, ir pats čipas kabutėse, taip, jis gali būti rastas už tai čia. Ir apie dėmesį, tai kaip čia, jeigu aš čia paimu, aš galiu nustatyti 3 skirtingus tipus atminties, 3 skirtingus tipus ramo. Vienas yra sinchronizuotas inputas, outputas su vienu domenų įėjimu, antras yra asinchroninis inputas, outputas, irgi su vienu įėjimu, informacijai skaityti ir rašyti, o trečias yra atskiras įėjimas skaitimui ir rašymui. Taip, mes pirmą panagrinėsim ir paskutinį, bet jau čia kitam pavyzdį. Šitam mes nagrinėjam sinchroninį inputą, outputą. Iš ko padarytas tas mūsų čipas atminties, konkrečiai pas mus yra
4 bitų adreso atmintis, joje mes laikom 5 bitų skaičius, čia matom iš tų nustatymų, kadangi 4 bitų adresas tai iš viso 16 skaičių, o skaičiai patys gali būti nuo 0 iki 31 imtinai. Tai čia taip atrodo mūsų ramas. Toliau, kas dar čia gali būti prie inputo gali būti, turi būti būtinai atminties įvedimas, tai yra vieta atminti, kurią mes skaitysim arba į kurią mes rašysim. Taktinių impulsų generatorius turėtų būti, o čia jis pajungtas, dar gali būti pinas ir čia jis yra selektinimo, tai po pasižymėjimo. Jeigu turim sudėtinę schemą, tai galima šitą įrenginį įjunginėti arba išjunginėti. Čia jeigu nulis parašyta, tai reiškia, tas bus mūsų įrenginys neveiksmus. Toliau čia dar yra papildomas kontroliuojantis pinas, kuris sako, ar galima iš ramo skaityti. Tai čia vienetą reikia parašyti, kad galima būtų skaityti. Dar yra pinas, kuris resetina, nustato naujai visą mūsų ramą. Kitaip sakant, nulis užpildo. Dabar, kaip jūs matot, čia yra vienas duomenų išėjimas ir tam, kad jį tvarkingai pajungti, mums reikia papildomo valdomo buferio, tam, kad mes galėtume nurodyti, ar mes skaitom, ar rašom į ramą. Kaip maždaug čia viskas atrodo. Štai čia pas mus matosi inputas, kur mes galime rašyti kažkokį tai skaičiuką, taip, kai aš čia rašau, tai čia, savaime, aišku, viršui mes matom tiesiogiai per laidą sujungtas išvedimas ir dar mes matom, kad yra pajungtas vadinamasis valdomas buferis. Valdomas buferis praleidžia informaciją per save, jeigu prie valdymo bituko, o štai čia jis šviesiai žalias pažymėtas, taip, laidas tiksliau prie to bituko privestas, jeigu jis yra vienetas, tai jis praleidžia, o tą inputo informaciją, jeigu nulis nepraleidžia. Kadangi dar čia invertorius yra, o šitoj vietoj, tai iš tikrųjų, kai o štai čia apačioje pas mus nulis, tai valdomas buferis atidarytas ir šitą informaciją tiesiog gali keliauti ir jis gali keliauti iki D pino, čia iki domenų pino. Ir jeigu aš čia dabar pasuksiu, taip, iš karto matosi, kad pas mus nuliniam adrese užsirašė reikšmė F. Paimkim čia kokį nors šitokį adresą, čia 6. Dabar aš prasuksiu taktą, taip, ir čia irgi įsirašė F. Vėlgi panašiai kaip ir su paprastu registro, atminties laukelį reaguoja į tam tikrą įvykį, taip, o šiuo atveju dažniausiai į rising edge, kai keičiasi būsena iš žemos į aukštą, tai atitinkamai čia įsirašo tam tikrą reikšmė, kuri ateina pagal nurodytą adresą. Ir iš nurodytos vietos, čia šiuo atveju iš D pino. Dabar, tarkim, aš vis dėlto paspausiu šitą vienetuką, tai dabar, jeigu čia bandysiu kažką keisti, taip, 7, tai šiuo atveju aš jau negalėsiu rašyti, taip, nes valdomas buferis nepraleidžia informaciją ir pas mane rašymas tarsi kaip ir užblokuotas. Štai tai šitaip dirba sinchronizuotas vieno įėjimo ramas, taip, mes turim būtinai sakyti, ar čia rašom, ar skaitom. Asinchroninį mes nenagrinėsim, nes ten pajungimas dar šiek tiek sudėtingesnis, bet šitam kursui ir šito užtenka tokio varianto ir dar varianto, kurį mes tuoj panagrinėsim. Taigi atidarykim dabar
štai šitą pavyzdį, taip pat čia 7 pavyzdį, taip čia buvo 6, dabar 7. Nu, taip, 6 mes tada uždarysim. Tai va, 7 pas mus situacija kitoniška. Ką mes čia turim? Mes čia turim vėl RAM čipą, RAM mikroschemą, kabutėse, kai turim adresą, nu jis būtinai visą laiką turi būti, bet čia turim 2D įėjimus. Vienas įėjimas yra rašymui, o antras įėjimas yra skaitimui informacijos iš RAM. Taip, vėl taktinių impulsų generatorius pajungtas. Paskui čia dar yra vienas valdymo bitukas, kuris pasako, ar galima rašyti. Taip, o jeigu čia parašyta, jeigu vienas, tai galima rašyti. Toliau yra bitukas, kuris pasako, kai būnam vienetas, ar galima skaityti iš ramo. Taip, nu šiuo atveju, kai 0, tai negalima skaityti iš ramo. Taip, nu ir dar asinchroniškas ramo nustatymas iš naujo, taip, užnulinimas, resetinimas, tai va šitas pinas. Gerai, tai bandom mes čia kažką tai kaitaliuoti. Pradžiai nustatykim kažkokį adresą, nu, pavyzdžiui, 7 adresas čia bus, čia paspauskim vienetą, nu ir kažką sureakskim kažkokią reikšmę. Taip, o čia mes rašysim 14. Praleiskim taktinio impulso generatoriaus vieną periodą, netgi pusę periodo užteko, nes ant rising edges suveikia. Ir mes ko puikiausiai matom, kad reikšmė įsirašė į RAM. Dabar tam, kad galima būtų pamatyti skaitomą reikšmę, štai čia vienetuką paspaudžiu ir mes matom čia skaitomą. Taip, 14 matosi va šitoj vietoj. Taip, ir va šitą, jeigu aš nuvalysiu bituką, tai rašyti mes negalėsim, mes galėsim tik tai skaityti, taip, mūsų ramą. Taip, čia va, kai buvo tokia ir nusistatė, arba čia perinam prie kito, o čia matom, kad atmintį galima skaityti, bet negalima rašyti. Ir vėl vienetą pastatom. Įrašom kažkokią reikšmę, čia bus 31 ir reikšmė 15 adrese pas mus įsirašė. Taip. Štai čia taip veikia RAM čipas. Mes šitą jau galima pridaryti, prieš tai atidarė kitą taip. Mūsų pavyzdį, čia bus jau šiek tiek lengvesni pavyzdžiai. 8 pavyzdys, tai būtų terminalas. Terminalas 1 jis pavadintas. 7 pavyzdį mes uždarykim. Čia vėl įrenginys priklausantis nuo laiko, sekvencinis logikas įrenginys. Veikės labai paprastai, tai kaip čia pajungta patį terminalą galima surasti šiuo atveju va štai šitoj vietoj, taip, o jeigu jį atnešti o čia ir padėti čia kažkur tai taip, o tai mes matysim lygiai tokį pat vaizdą. Galima šitą mūsų ekraniuko plotį aukštį reguliuoti, tai kaip čia matosi, iš viso jis 8 eilutės turi 32 stulpelius. Nu, šiaip standartinės ekranas senovinis abiem PC, tai čia būdavo 25 eilutės ir 80 netgi stulpelių. O štai čia koks galėtų būti didelis ekraniukas. Taip, čia va pas mus jis pavaizduotas. Gerai, atšaukim šitą, tegul būna jis toks, koks yra. Padidinkim vėl mastelį. Taip. Nu ir kaip jis maždaug veikia, ką jiems reikia paduoti. Jam reikia paduoti taktinį impulsų generatorių, kad jis
gebėtų atnaujinti reikšmės ant ekrano. Nu, o toliau čia mes galim perduoti atitinkamo simbolių ASCII kodus, 7 bitų šiuo atveju, taip. 7 bitų ASCII kodai, nu, paimkim, parašykim labai paprastą tekstą ABC. Tam, kad parašyti ABC, reikia prisiminti, kad A kodas yra 41 šešioliktainiai, taip, o tai čia aš turiu rašyti šitoj vietoj 100 ir čia kitoj tetradoje vienetuką, taip. Dabar aš bandau šitą praleisti ir o štai čia matot A įsirašė. B bus kas? B bus o štai šitoks, taip, o. Nu, ir dar vienetą pridėjus, čia mes įsirašysim A, B, C, taip, o. Štai čia būtų 3 raidės. Nu, galim pabandyti prisiminti tarpo kodą, tai čia būtų 20 šešioliktainiai sistemai, tai šitoj tetradai man reikia dvejeto, taip, ir viskas, jeigu 20, taip. O, matom, kad kursoris mūsų pasisirinko, mes padėjom šitoj vietoj tarpo. Nu, skaitmenį galim įrašyti kokį nors. 0 yra 30, taip, 30 kodas 0. Praleidžiam, o gavom 0 kodą, vienetuko kodą. ABC 01 gavosi pas mūsų toks tekstukas. Taip, kaip pereiti kitą eilutę, tai čia kodas šešioliktainiai 0A. Taip, čia mums reikia 0A, tai čia 0 ir čia 10. Taip, o perėjom į kitą eilutę, matosi, taip. Nu, viskas veikia kaip ir planuota, taip, jeigu žinom ASCII kodus, arba, jeigu nežinom, tai tiesiog žiūrim ASCII lentelę, rašom kodus ir mes galim čia rašyti reikšmes, taip. Niekas, aišku, ASCII kodais nerašo šiais laikais ir netgi tais laikais, kaip pasirodė šitie terminalai, nebent tik tai keletą pirmųjų tokių metų, o paskui jau buvo normaliai sugalvotas klaviatūras. Taip. Tai būtų tiek apie mūsų šitą pavyzdį 8, nu ir kitam filmuke mes pratęsim nagrinėti panašius įrenginukus inputo outputoje, kurie veikia su taktiniu impulso generatorium. Lukas, ačiū uždėmesi. Taip, labai dar kartą. Dabar mes tęsim mūsų inputo output įrenginių susieto su taktiniu impulso nagrinėjimą. Ir dabar prieš tai buvusiam filmuke mes panagrinėjame terminalo pavyzdį, dabar klaviatūros pavyzdys. Čia labai paprastas klaviatūros buferinio pačios klaviatūros pavyzdys. Kaip jis maždaug veikia, mes čia galim parašyti kažkokį tekstą, pavyzdžiui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Čia mūsų yra šitas tekstas. Dabar čia šitas vienetas byloja, kad pas mus kažkas yra šitam buferiai, taip, visas klaviatūros maždaug taip ir veikia, kad jei kai jos prijungtos, tai kažkur matininiai plokštai mes turim buferį tos klaviatūros ir esant poreikiai galima iš to buferio kažką tai skaityti. Nu ir čia dar yra taktiniai impulsų generatorius ir dabar jeigu aš pabandysiu keisti būseną taktinio impulsų generatoriaus, tai jau matom iš karto pasikeičia ir outputas. O čia buvo A reikšmė, dabar B matosi ASCII kodas, dar kartą prasukus vieną periodą jau C matosi. Na ir taip galim iš šito buferio per tam tikrą periodų skaičių iš laikrodžio nuskaityti visą buferį. Taip,
o jis automatiškai savo laiku išsivalo, taip. Dabar va čia 0 yra parašytas, tai reiškia, ten jame jau nieko nėra. Nu ir viskas, čia va, daugiau čia nieko gero su juo nesugalvosim, taip, o turint tik tai jį vieną. Dabar, kur jį galima surasti pačioj pačiam logisime, nu, čia matosi va, keyboard, taip, iš esmės renginukas, taip, o jį galima atnešti, taip. Dar negalima keisti didžiausią reikšmę, kuri čia va, pas mus yra. Buferio dydį, taip, o šiuo atveju 32, taip, bet galima ir nustatyti kitą reikšmę, taip. Paprastai klaviatūros buferiai nebūna labai dideli. Gerai, tai tiek apie klaviatūros buferį, dabar bandom atidaryti kitą pavyzdį. Čia buvo 10 pavyzdys, tai po 9 mes uždarykim. Čia pas mus turim ir klaviatūrą, tai yra jos buferį ir terminalą vienu tuo pačiu metu. Tokiu būdu mes galim susimuliuoti nesudėtingą įvesties išvesties sistemą. Tai kažką rašom ir kažką matom. Taip, atkreipkim dėmesį, kad mes mūsų taktinį impulsų generatorių laikroduką pajungiam per tunelius, o čia pas mane tunelis yra, jis turi pavadinimą CLK. Ir dabar tas pats tunelis pajungtas prie klaviatūros buferio ir tas pats tunelis pajungtas prie ekrano. Tai reiškia, kad mūsų taktinį impulsų generatorius prieinamas prie abiejų šito taktinį impulsų inputų. Na ir pabandom čia kažką tai parašyti. Pavyzdžiui, galim parašyti hello šitoj vietoj, tik tai aišku reikia paimti valdiklį. Taip, čia parašom hello. Taip, how are you, taip, klaustukas. Ir bandom keisti laiką, taip, spausti taktinį impulsų generatorių. Na, matom, raidė atėjo, paskui A atėjo, L atėjo, antra L atėjo, O space'as, taip, na, po truputį iš buferio eina informacijas ir jį papuola tiesiogiai ant ekrano, ar klaustukas atėjo. Štai čia būtų tiek iš šito pavyzdžio, taip, praktiškai čia naujų įrenginių mes neturėjom, tiesiog pamatėm, kad galima klaviatūrą prijungti prie ekrano, taip, grubiai šnekant jo, prie terminalo. Na ir paskutinis mūsų pavyzdys, čia bus 11, dar keletą bus pavyzdžių, tiesiog kaip jungti kai kurios atminties devices kartu su kombinacinės logikos devices, bet čia su inputais atvadas mes jau prie pabaigos. Ką mes čia matom? Čia mes matom ROM įrenginį, tai ROM čipą. Mes matom jį, tą čipą pajungtą prie adreso šeinos skaitliuką, o čia yra skaitliukas, kuris turi netgi 31 maksimalią reikšmę, taip pat, tai čia nuo 0 iki 31 skaitliukas gali generuoti mums. Ir skaičiukus, skaičiukus šiuo atveju pajungti prie adreso šeinos, tai šiuo atveju mes galim skaityti bet kurio adreso iš šito ROM, čia 5 bitai matosi. Paskui išėjimas pas mus, čia data, pajungtas prie registro, taip, ir kai vyksta taktinio impulso, kai ateina taktinio impulso generatoriaus pakeitimai, taip, nelabai gražiai išsireiškia, kai
keičiasi įtampa iš taktinio impulsų generatorius, mes galim perduoti šitą reikšmę per registrą į terminalą. Formaliai šito registro nėra būtina buvo čia daryti, mes galėjom tiesiogiai pajungti mūsų šitą ROM atmintį read-only prie terminalo, tiesiog keisti automatiškai šiuo atveju tik tai šitą adresą. Bet padarėm kaip padarėm, čia šiuo atveju šiek tiek sumažinkim, taip. Ir dabar Ctrl K paspausim, čia aš jau pirštų nespausiu taip, ir pas mus pradėjo veikti automatiškai taktinių impulsų generatorius, laikrodis, jis keičia adresą ROM, paskui iš ROM ateina reikšmė į registrą, o iš registro per antrą taktą jį papuola į terminalą. Ir matom, kad mūsų ROM atmintis surašyta paprasčiausiai abėcėlė. Čia MNO. Turėtų užtekti adresų abėcėlė, nes iš viso yra 5 bitai adreso, o raidžių yra 26, tai sočiai turėtų užtekti bent jau abėcėlei, ir paskui dar vienam kitam kažkam, tai kokiam simboliui, o čia skliaustukas kvadratinis, paskui backslashas, ir persijungia pas mus terminalas, atvirkštinė kabutė parašė back apostrofų, ir čia mes matom vėl abėcėlė rašoma, iš naujo prasidėjo viskas. Štai šitaip organizuota mūsų tokia sistema, primena iš esmės skaitimą iš atminties ir rodymą tos informacijos ant ekrano. Tiek būtų iš šito pavyzdžio. Ir kituose filmukuose mes pasižiūrėsim, kaip galima kombinuoti kombinacinę logiką ir sekvencinę vieną kitą pavyzdį. Labadiena, šitam filmukė pasižiūrėsim, kaip galima sujungti keletą D trigerio nuosekliai tam, kad galėtume užrašyti tam tikrą seką bito. Čia mes turim D trigerį paėmę iš atminties skyreliaus ir sutvarkykim jį. Čia pajungkim įgalinimą, taip, čia į šiaurę tegul jis žiūri, ir dabar čia prijungiam, nustatom vienetuką, tai pas mus bus trigeris įgalintas rašyti. Toliau mes prijungiam taktinių impulsų generatorių. Čia pas mus bus šitoj vietai, ir visai aibei trigerių mes perduosim impulsus naudojant tunelį. Taip, čia pavadinkim CLK šitoj vietoj, ir toliau kopijuojam, klijuojam mūsų šitą CLK, taip, tunelį apverčiam, kad jis žiūrėtų į rytus, taip, čia prijungiam, ir dabar prijungiam prie visos grandinės inputo vienintelį, taip, kuris čia bus. Ir toliau čia pas mus yra išvedimas, šitas, šitą išvedimą mes perduosim paskui į inputą kito trigerio, taip. Labai greitai mes šitą galim sukomponuoti, Ctrl+C, Ctrl+V mes jau iš karto turim antrą trigerį, taip, čia mums nereikia šitą kampuko, mes tiesiogiai jungiam, taip, dabar turim galim padaryti 4 nuosekliai sujungtus mūsų trigerius, taip, čia mes
taip apeisim, taip, galėjom per tunelį, bet, nu, tiek to, va, taip, paimkim, taip. Ok, nu, užteks 4 trigerių ir pasižiūrėsim, kaip jie nuosekliai galės dirbti. Nustatykim kiekvieno reikšmę čia vienetą, taip. Ir pradžiai rašykim čia vienetą. Paleiskim pirmą taktą, taip, ir po pirmo takto mes turim pirmam trigerį vienetuką. Dabar aš keičiu čia reikšmę, tegul būna šitoj vietoj nulis, praleidžiam vieną taktą ir dabar nulis įsirašė į pirmą trigerį, o vienetas nukeliavo į antrą trigerį. Dar vieną nulį įrašykim. Taip, dabar turim čia 2 nulės ir mūsų tas pirmas vienetas, kuris buvo įrašytas, jau jis yra trečiam trigerį. Nu, galiau dar vieną vienetą čia įrašykim. Ir dabar mes jau praktiškai turim bitų seką 1, 0, 0, 1. Ir tokiu būdu mes tarsi kaip užkodavom skaičių 9, taip, turėdami tiesiog vieną tik tai įvesti ir naudodami nuoseklųjį trigerių sujungimą. Štai čia tiek būtų iš nuoseklaus trigerių sujungimo ir toliau galim pabandyti sukurti panašią schemą naudojant lygiagretųjį sujungimą. Kaip, pavyzdžiui, saugoti 4 bitų skaičių, naudojant irgi 1 bito trigerius ir lygiagrečiai viską išnaudojant. Taip. Tai mes dabar galim šitą mūsų schemą šiek tiek paslinkti, taip, tegul čia būna, jį mums netrukdo, taip, į šitą pusę. Ir toliau bandom jungti 4 trigerius nuosekliai, mes bandysim rašyti 4 bitų skaičių. Čia toks mėgstamiausias mūsų formatas, čia data bits ir čia yra 4. Ir pirmiausia, mes juos perlėsim šitą pluoštą per splitterį. Taip, čia padarom 4 ir 4. Turim splitterį pajungtą prie įvesties langelio. Nu, toliau jau viskas paprasta. Taip, jau vėlgi mes galim nukopijuoti, pavyzdžiui, šitokį gabaliuką, taip, Ctrl+C, čia Ctrl+V iš senos schemos. Taip, čia nieko nesugadinam, jo lyg tai nieko kol kas nesugadinam. Na ir kaip čia mes nešim ir jungsim prie nulinio mūsų laidelio. Taip, čia nulinis laidelis ir čia trigeris šitas bus atsakingas už įrašymą nulinio bito saugojimą. Paskui čia mes galim Ctrl+C, Ctrl+V jungti jau šitaip. Šitų uodegų mums nebūtina, nes ir taip mes matom, kas trigerį rašyta. Šitas tada eina šitaip. Taip, čia prijungtas. Toliau žymėm šitą, Ctrl+C, Ctrl+V. Ok. Taip, laidelis šitaip, šitaip. Ir laidelis šitaip. Ok. Pratrinkim. Jau turim 3 pajungę, nu ir paskutinis bus pajungtas. Taip, mūsų trigeris. Ok. O tokiu būdu, nu, be abejo, kiekvieną iš jų reikėtų įjungti. Jeigu norime įjungti juos visus kaip vieną pluoštą, tai mes gal taip padarom. Čia viską atjunkim.
čia tik šitą pajungkim, taip, čia tokia mini magistralę paimkim. Taip, čia mini magistralės šitos jungiam visur įgalinimą. Ok, čia rašom vienetą, visur pas mus lygiai ir įrengti. Ir mes galim rašyti čia kokią nors 14 paaišį. Dabar prasukim čia mūsų laikrodį ir matom, kad pas mus viskas įsirašė. Taip, o taip nuosekliai sujungę trigerius mes galima vienu metu įrašyti n bitų skaičių. Tiek apie trigerių jungimą ir nuoseklios ir lygiagrečios atminties sudarimą. Sveiki, dabar šitoj daly mes panagrinėsim, kaip galima pajungti skaitliuką, counterį ir atitinkamą kokį nors kombinacinės logikos įrenginį. Kaip pavyzdį paimkim skaitliuką ir ederį, taip, sumatorį. Ir mūsų tikslas bus labai paprastas. Mes žinom, kad mūsų skaitliukas generuoja skaičius nuo 0 iki tam tikros reikšmės maksimalios. Pavyzdžiui, jeigu jis yra 4 bitų, tai čia pas mus yra nuo 0 iki f nustatyta, tegul būna tas nustatymas toks, koks yra. Bet mes po to, kai sugeneraujam atitinkamą skaičių, paduokim jo išvedimą į sumatorių. Čia irgi padarykim 4 bitų. Dabar čia pajungkim prie antro inputo sumatoriaus tam tikrą skaičių, taip, o čia įvesti padarykim 4 bitų, čia irgi 4, taip. Ir dabar mes turėsim schemą, kuri iš esmės leidžia mums generuoti jau pasirinktus skaičius, ne nuo 0, o nuo tam tikro įvestojo. Čia užbaigime čia pilnai šitą mūsų schemą, čia pridėkim laikrodį, taip, čia laikrodis, paskui mums prie viso šito reikia, dar čia reikia nustatymą, kad čia būtų vienetas, šitoje vietoje, taip, čia padarykim vienetą, taip, nu ir toliau jau galim pasižiūrėti, ar čia veikia mūsų skaitliukas. Taip, jis veikia. Padarykim reset simulation, kad užsinulintų viskas. Ir dabar galima įsitikinti, kad jeigu mes čia įrašysim kažkokį skaičių, pavyzdžiui, tai mūsų standartinis šešetas, taip, tai mes generuosim skaičius nuo 6 iki 20, tai, iki 21, taip, nes 15 plus 6, 21 bus. Mes galim šitą pademonstruoti. Šitie sumatoriaus outputą pridėkim prie 4 bitų išvesties. Čia turėtų būti 4 bitai. Nuleidžiam čia ir paskui sumatoriaus pernešimo bitą pajungkim štai šitoj vietoj. Taip, čia bus vienetukas arba nuliukas, priklausomai koks šis skaičius generuojasi. Okay. Na ir dabar bandom sukinėti laikrodį, pasižiūrėsim, koks bus pas mus efektas. Taip, čia pas mus šešetas, šitas yra šitas, jau čia metom iš karto šešetą. Čia įrašykim vienetuką, nu ir bandom važiuoti. Taip, čia pas mus jau 7 tapo, taip, nes buvo 0, tapo 1 pačiam skaitliuke, o čia pas mus buvo 6, tapo 7. Dabar dar kartą prasukam taktą, jau 8. Ir dabar jeigu mes keisim taktus, čia gana greitai matosi, kad eina skaičiai jau 15.
Ir jau 16, iš kur aš matau čia 16 nenulį, nes čia užsidegė pernešimo bitas, o šitas toliau 17, 18, 19, 20, 21 ir vėl mes turim 6. Tai kitaip sakant, mes čia generuojam skaičius nuo 6 iki 20 vienetų. Taip, galima patobulinti šitą mūsų schemą, kad jį net generuotų ne tik tai šitam intervale nuo 6 iki 21, o aplamai generuotų kokią nors progresiją, taip, kurį tam turi pirmą narį tam tikrą skaičių ir kažkokį skirtumą, taip. Nu, šitą pavyzdį mes gal tada šiek tiek paslinkim, taip, ir pabandom šiek tiek sudėtingesnį sukurti, taip. Vėlgi paimsim skaitliuką, Ctrl-C, Ctrl-V, taip, o čia atneškim. Čia mūsų laikrodis, nu, laikrodį galima taip lygiagrečiai jungti, taip, o čia šitaip. Ok, ir dabar čia šitoj vietoj mes turim pajungti vėl vienetuką, taip, kad būtų skaitliukas įgalintas. Dabar prie išvesties mūsų skaitliuko pridėkim jau šiuo atveju ne sumatorių, o multiplikatorių. Taip, pridėkim multiplikatorių. Čia aritmetiniai ir multiplikatorius, taip, daugintojas, taip, o čia ateina vienas skaičius iš mūsų skaitliuko. Čia tada padarykim ketvirtą ir čia pridėkim skaičių, iš kurio mes dauginsim kiekvieną gautą skaičių iš skaitliuko. Taip, čia mes iškodauginsim, čia irgi 4 bitų turėtų būti šitas skaičius. Toliau išvestys, kas bus pas mus sudaryta iš 2 dalių, irgi bus pernešimo bitai ir pagrindinė dalis sandaugos. Taip, o čia pajungiam Ctrl-C, Ctrl-V. Taip, šitas pajungtas bus. Ctrl-V dar vienas bus pajungtas toj, o čia šitoj vietoje. O, turim. Ir kokią saką mes čia šiuo atveju generuosim, nesunku suprasti, kad jeigu čia įrašysim, jeigu paliksim 0, tai aplamai 0 generuosim, jeigu vienetą, tai įprastinė seka turės generuotis nuo 0 iki 15. Nu, mes paimkim 3, o čia parašykim ir paleiskim mūsų laikrodį. Taip, ir matoma, buvo 0, tapo 3, dar kartą prasukam jau 6, dar kartą 9, dar kartą jau 12, taip, 15, 18, jau 21, vieną jau tarsi kaip praleidom, taip, toliau 24, nu ir taip toliau. Čia skaitliukė dar reikšmė 8, didžiausia, aišku, mes reikšmė, kurią mes matysim per šitos 2 outputus, tai bus 45. Na ir čia kokią išvadą galima padaryti, kad iš esmės su skaitliuko ir multiplikatorius pagalba galima pagaminti aritmetinę progresiją, taip, su tam tikru žingsniu, taip. Iki pilnos aritmetinės progresijos turi būti dar pirmasis narys kažkur tai pridėtas, bet čia nesunkiai galima prie šitos išvesties pridėti dar eiderį, taip. Taip būtų, čia būtų tiek apie derinimą skaitliuko ir šiuo atveju multiplikatoriaus ir eiderio, taip.
Be abejonės galima sugalvoti schemą, kur derinasi kiti aritmetiniai devaisai su skaitliuku ir tada mes turėsim praktiškai vieną arba kitą seką, kuri simuliuoja vieną arba kitą funkciją. Vietoje mums žinomas šiuo atveju aritmetinės progresijos.